nežinau, stengiamės pradžioj pridarėm tų klaidų, tokių kvailų, daug baudų prametėm, tokiam lygiai jau, jeigu baudas prametė, tai negerai. Tai kas atsitinka komandai, kai komanda pasiveja varžovą, taip pat buvo ir Jeruzalėje, ir čia. Pasiveja varžovą ir tarsi sustoja ir vėl leidžia trūkti. Kodėl? Nežinau, tada gaunas toks kaip smūgis vis tiek, nes kai pasivėjai, tai jauties gerai, blemba, va čia sukovom viską ir nežinau, sunku, bet ką žinau, kovojam ir viskas, ką negalvoji ten, čia jie įmetė, čia jie neįmetė, iš visų jeigu stengiasi, nėra taip minčių. Ar tai gavęs 5 pražangą atrodė labai nusivylęs, ar galvoji, kad būtent jeigu nebūtum prasižengęs, galėjai dar kažką dar geriau padaryti komandai ir atvesti komandai pergalę? Tai aišku pagalvoji, bet nu ką, dariau kas išėjo, viskas tą bišį kvailai ten per apipilindau. Nežinau, negalvokim, kas bus buvo, jeigu buvo. Palykim komandas, vis tiek su dviejom susitikot komandas. Su kuria buvo sunkiau žaisti? Nežiūrint tai, kad ten išvyka ar namai? Nežinau, su abiem buvo labai sunku žaisti ir atiduodi visas jėgas. Tai, nežinau, man pirmas kartas tokiam lygiai, tai sunku iš tikrųjų. Nežinau, kažkaip dar šiuo momentu negaliu palyginti, gal praeis porą dienų pagalvosiu, kad čia buvo taip ar buvo taip.